Su jumis Verslo tribuna laidos partneris With-Mind, o mūsų studijoje svečiai With-Mind direktorė Živilė Valeišienė. Sveiki, Živilė. Sveiki. Elektrum Lietuva personalo vadovė Giedrė Morkūnė. Sveiki, Giedrė. Labas. Ir komunikacijos strategas Andrius Kalandis. Sveiki, Andriu. Diskutuosime apie darbdavių galimybės išsiskirti rinkoje, nusitaikyti į potencialius darbuotojus, surasti pačius geriausius ir tinkamiausius savo. Andriu, kaip komunikacijos eksperto akimis atrodo darbdavių įvaizdžio kompanijos dabar Lietuvoje? Tai, ką jūs matote aplink? Sąlyginai jos labai panašios, bet galima suprasti priežastį, nes daugeliu atveju norime pataikyti tą patį segmentą, žaidžiama tais pačiais elementais, bandoma pritraukti. Bet aš manau, didesnė bėda, kad ilgą laiko tokio dalyko nebuvo, kaip tokios disciplinos, kaip darbdavio komunikacija atskirai. Būdavo santykis atlygio ir darbuotojo. Tai jos yra labai panašios, mano manimu, toks atsakymas būtų. O ko reikia, kad jos nebūtų panašios? Ta prasme, ko trūksta? Manau, reikia turėti strategiją. O kad turėti strategiją, reikia kažkokių tai tikrų duomenų. Tai dažniausiai žaidžiamas žaidimas, kad aš atspėsiu, viskas vyksta viduje, įmonės viduje dažnai, labai vengiama išorės specialistų. Jeigu perkama, tai pirkimai būna kažkokie tyrimai kartai 10 metų. Tiesiog jausmas, kad įmonės labai nejaučia laiko pulso ir turint omeny, kiek mes turim dabar užsieniečių, tai ateityje ta problema greičiausiai dar didės. Tai tiesiog turėti strategiją, aiškę viziją, kad tu turėtum ką pasakyti. Kodėl užsieniečius išskiriat? Kaip tai susiję? Aš manau, mes nelabai suprantam dydžio, kiek jų dar atvažiuos ir kiek darbdaviam reiks diferencijuoti savo požiūrį. Jie yra kitokie tie žmonės ir jeigu mes norėsim išlaikyti vietinius mūsų lietuvių darbuotojus, tai ta komunikacija turės profesionalėti, jinai turės būti daug geriau išpjauta pjūvis, atitikti poreikį rinkos, nes kol kas tai yra labai diletantiška, mano manimu. Kai kuriuose sferose yra kiek kitaip, bet šiaip situacija nėra gera. Kaip suprantu, rinkoje yra vertinama ir darbdaviams yra galimybė pasimatuoti, kaip juos vertina jų darbuotojai, kaip savo darbdavį vertina tie potencialūs darbuotojai, kurie tik tai gali būti jų darbuotojais, kaip konkurentai vertina juos ir kokie lūkesčiai, kokie reikalavimai darbo rinkai keliami dabar. Viskas lyg ir kaip ir paprasta, bet jūs, kaip sakot, niekas neatsižvelgia, nemato ir vis dėlto viskas, laukia savo įprastą turbūt vega. Taip galima sakyti. Taip, pritarčiau visiškai. O kodėl? Tai, manau, nebuvo poreikio, iš tikrųjų, kaip ir minėjau prieš tai, buvo tiesiog santykis, yra darbuotojų, yra atlygis tik tais vienintelis būdavo faktorius, žinoma, jis ir dabar dominuojantis, bet greitai, aš manau, jis taps kažkur tai, žinoma, jis greičiausiai bus top 3, bet nebus atlygis vien tik tais. Tai reikia išdrįsti turbūt, pasižiūrėti kažkaip tai iš šalies, formuojant šitos dalykus, kaip prisitraukti darbuotojus ir suvokti tikrą realybę, nes atlygis toks labai netvarus dalykas, manau. Živilė, minėjo Andrius apie tai, kad reikia ir duomenų. Reikia tam, kad suprasti, kad pakeisti arba kažką tai gerai daryti, reikia suprasti, kaip tai yra. Kaip vis dėlto, With-Mind, aš suprantu, kad galimybės duoda tokias kaip ir pasimatuoti, ar ne? Pasimatuoti ne tik tai, ką tu esi, ne tai kaip tave mato viduje, bet apskritai kaip atrodai rinkoje. Man labai patiko, ką Andrius minė apie tą atspėjimą. Tai iš tiesų organizacijos, kurios apskritai neturi kažkokių tai duomenų, jos ir bando atspėti maždaug pagal tai, ką sako liktai mūsų žmonės, jeigu mes pasikalbam ar ne, kas daugiau mažiau vyksta rinkoje, tai vat kaip rezultatai ir matome ganėtinai panašias kampanijas. Pirmas labai geras žingsnis yra, kai organizacijos bent kažką duomenų pagrindų išsitiria viduje ir tada jau tos kampanijos šiokį tokį išskirtinumą pradeda įgauti. Bet čia yra pakankamai įprastas dalykas, ar ne, tas viduje? Čia sakykime. Tai jo, ką mes daugiau mažiau jau esame pripratę matyti. Tačiau vat būtent jeigu kalbame dėl tikrosios kovos, dėl to konkurencingumo formavimo kaip darbdavio, mums nebepakanka vidinių duomenų, mums reikalinga pasižiūrėti tai, kas vyksta už įmonės ribų. Kitaip sakant, labai svarbu žinoti, kokiu lūkesčiu turi ir kaip mes atliepiame savo dabartinių darbuotojų kaip organizacija, kokiu lūkesčiu turi sektoriuje, kuriame mes kaip organizacija dirbame darbuotojai ir kaip mūsų konkurentai jos atliepia, nes tada galime jau formuoti tam tikras konkurencinės įžvalgas ir ką ir Andrius minėjo, suprasti, kas vyksta rinkoje. Tada mes matome visą pilną paveikslą ir galime kaip darbdavys pradėti labai aiškiai formuoti duomenimis grįstus strateginius sprendimus.
Tie duomenys, jeigu tik tai savo įmonę turint omenyje arba, pavyzdžiui, dar gretimą šalia, iš principo jų labai mažai, ar ne? Tai gali būti, aišku, priklauso nuo dydžio įmonės, bet vis dėlto tai yra nepakankamas dalykas, nes tai yra tam tikras mikroklimatas, kuris jau yra, kuris jau egzistuoja. Na, taip ūkiškai kalbant, tu verdi savo sultyse. Išties. Beje, paklauskim žmogaus, kuris praktiškai mato tai. Giedrė, jūs dirbate su WITMIND, ar ne? Taip. Elektrum Lietuva kasmet atlieka tyrimus, naudoja tą metodologiją. Papasakokit šiek tiek, kaip tai atrodo. Visų pirmiausia, mums kaip organizacijai yra labai svarbu būti matomiems. Ne? Nes mes kviečiam naujus darbuotojus, naujus potencialius kandidatus įdarbinti savo energiją, būtent energetikos sektoriuje, ar ne, kuris iš principo dabar keičiasi ir tampa vis kitoks. Ir duomenys visada buvo labai svarbu, ar ne, tiek kalbant apie personalo skyrių, ar ne, darbdavio įvaizdį, ir mes privalome viską pasiremti ir matuotis, ar ne, ir tam tikromis analizėmis daryti tam tikrus sprendimus. Ką mums davė šis įrankis, ar ne, nes paprasčiausiai visi įsitraukimo tyrimai, kurių tikrai yra daug, šis įrankis paima ne tik tuos standartinius aspektus, tokius kaip įsitraukimas, ar grįžčiau į organizaciją, rekomenduočiau, bet jis paima kitokius aspektus, tokius kaip aplinkosauga, tvarumas, ar ne, įtrauktis ta pati, kaip aš didžiuojuosi, ar aš didžiuojuosi. Ir negana to, kad tu pasimatuoji savo viduje, ar ne, kaip ta gyvena mūsų organizacija, bet unikalumas yra tas, kad tu gali matuotis su rinka ir su sektorium. Tai čia yra toks tikrai unikumas. Kaip susiję, na, aš suprantu didžiavimas į įmonę, suprantu, kaip susijusius su darbuotojais ir darbdaviais, ar ne, bet pavyzdžiui, tvarumas. Kuo dėtas tvarumas ir žmonės? Tai yra visiškai dabartis, kas galvojam galbūt prieš tai, kad čia tik apie tai kalbam ir užuomazgos, bet ką mes pastebime, ar ne, šiuolaikinės energetikos organizacija, kad mūsų žmonėms yra be galo svarbi aplinkosauga ir jie visi didžiuojasi tuo, kad jie gali prisidėti prie tam tikrų išskirtinių projektų, kurie keičia mūsų Lietuvos apskritai, ar ne, energetinį suvokimą, jie visi, nepaisant kokioj pozicijoje jie dirba, jie prisideda prie tų didžiųjų, stambiųjų projektų, kurie keičia Lietuvos šalį ir kiekvieną šeimą. Tai tampa be galo svarbu ir tai bus kuo toliau, tuo bus svarbiau. Aš labai norėjau pasidžiaugti, kad iš tiesų, kuomet dirbome su Giedrė ir Elektrum Lietuva duomenimis, tai būtent tas galėjimas savo rolėje prisidėti prie prasmingos veiklos, dėl ko ir pati organizacija yra matoma ir Lietuvos paveiksle vertę kurianti, tai buvo vienas iš tų aplinkosauginio elementų, kuriuos galėjome irgi labai tiesiogiai susijęti kaip vieną iš didžiavimosi elementų, kas irgi yra svarbu sektorėje. Beje, kiek pamenu, mes jau esam kalbėję su Živilė apie WITMIND ir apie tas galimybės ir būtent energetikos sektorius buvo išskirtas kaip tas, kuris na, sakykime, kitoks, ar ne? Andriau, Giedrė minėjo keletą variantų, keletą parametrų, kuriuos jie naudoja, kurie yra turbūt kaip išskirtinumas, aš taip įsivaizduoju, ar galimybės kažkokios tai atkreipti dėmesį ar kitaip atrodyti galbūt rinkoje. Kaip jūs matote tos parametrus, ar tie parametrai, na, kokie jie iš vis gali būti svarbus šioje srityje? Turbūt yra higieniniai parametrai, kurie neišvengiami. Jie turi būti, kaip be jų tu aplamai niekas esi, bet įmonės vis tiek turėdamas tikrą kažkokią tai data, kažkokias duomenis galėtų formuoti daug kryptingesnius komunikacinius kryptis tiesiog, nes išvaistoma daug pinigų į sutartinės kryptis. Maždaug šitie daro taip ir mes darysim taip ir tie daro taip ir tai yra sutartinis kažkoks tai kaip draudimo polisas. Realybėje tai yra daugybė pinigų pakliūna į niekur. Tai aš negalėčiau įvardinti tiksliai, kokie yra tie kiti komponentai, iš ko susideda tas, bet higieniniai, tai turbūt apie juos neverta kalbėti, bet dar sėkiai pasikartosiu. Turint strategiją ir turint tikrus duomenis, tu gali daryti labai fokusuotai ir žiūrėti, kokių to žmonių reiks. Nes kuo toliau, tuo labiau tau žmonių reikės labiau professional. Nes turint omeny, kaip yra technologijos ir jeigu mes 30 metais apie 70% profesijų nebereiks, tai yra tokio dydžio pokyčiai, kurių niekada nėra buvę žmonijos istorijoje. Tai labai svarbu turėti duomenis ir ką tu nori gauti, ką tu nori iš rinkos prisitraukti savo.
Tai aš net negudrausiu, nebandysiu sukurti, kas tai būtų. Aš nežinau tiesiog. Pavyzdžių pagalvokim. Higiena, viskas aišku, kaip jūs sakėte, ar ne, yra tam tikri dalykai, atlyginimas, arba ten, pavyzdžiui, draudimas, ar ten net jau ir klubai turbūt sporto jau yra, sėdmaišiai jau ironija. Mąstė jau toks. Bet kai kurie dalykai yra tokie, kurie, sakykime, įprasti ir visiems pažįstami. Kas gali būti kitaip? Vienas iš faktorių, aš manau, tai yra mokymai. Nežiūrint tai, kad tai skamba kaip ir nelabai patraukliai, bet jeigu įmonės užsimtų tikrais mokymais, kad tu tikrai vystaisi šitoj vidinėje ekosistemoje, tai būtų didžiulis dalykas, mano manimu. Tai žinoma, reiktų vėlgi suformuoti, ko tu nori, ką tu augini, ar tu augini kažkam tai kitam, ar savo, bet mokymai kaip vystymosi garantas, kaip žmogaus, kaip asmenybės, aš manau, kad dar mažai paliestas, man taip atrodo, iš tikrųjų. Tai, kai jūs užsiminėte sėdmaišiai juokais, bet iš tiesų tam tikrai auditorijai tai gali būti irgi kažkoks tai reikalingas dalykas, nes pavyzdžiui, iš ties turbūt reikėtų, kaip ir sakėte, tai yra skirtingi dalykai, ateina skirtingi žmonės, nebūtinai vietiniai žmonės, tų žmonių auditorijos, kaip čia, gal ne visai auditorijos, bet tie žmonės, darbuotojai, jie yra labai skirtingi ir jų segmentai irgi labai skirtingi. Tai kaip jie skiriasi, kaip į juos reaguoti, kaip juos išskirti, ar reikia išties kiekvienam asmeniškai, ar kaip tas kampanijas apskritai tada, kaip su jomis elgtis, kaip jas organizuoti, jeigu, visi skirtingi, tai juk nedarysi kiekvieno atskirai, nereklamuosi, nekviesi, ar reikia vis dėlto taip daryti? Aš nemanau, kad visi skirtingi, bet turint duomenis, tu gali juos segmentuoti, daryti kažkokius tai klasterius ir dirbti daug nuosekliau, bet pats supratimas, kad pasikeitė akcentas darbdavio santykio ir darbuotojo. Negalima sakyti, kad darbuotojas valdo situaciją, bet situacija yra tikrai pakitus ir gravitacija pasikeitė. Tai daug įtakos svorio turi darbuotojai ir į tai negalima neatsižvelgti, bet tikrai aš nemanau, kad reikia personaliai. Žinoma, yra sričių, kur tu gali ir personaliai, jeigu tau labai reikia talento. Tai vėlgi mes turim suprasti, kad talentų prisitraukimas bus esminis dalykas. Bet tam reikia duomenų. Aš manau, tiesiog spėlioti tai, ką daro įmonės iš viduj, ką jie sugalvoja ir kaip jie ten verda, tai yra prastai išeitis iš situacijos. Tai tokia mano nuomonė. Kokie būtent tie duomenys gali padėti? Živilė, Giedrė, abiems klausimą adresuoju. Kas gali, vis tiek yra kažkokie svarbesni arba mažiau reikalingi? Tęsiant mintį apie kampanijas, kokios jos gali būti ir kaip ir Andrius mini, ar tai galėtų būti specifiškai tam tikrą talentą arba kompetencijų srity nukreipta kampanija, ar tai būtų tam tikrai pozicijai dedikuota kampanija, kuri galėtų padengti ir demografinius, ir geografinius elementus. Tai reiškia, kad ir amžiaus grupės, ir lokacija Lietuvoje, ir netgi lytis. Tai tarkim, mūsų duomenys gali parodyti ir padėti strategui, kuriant kampaniją tam tikrai organizacijai, ką turbūt Giedrė pati galės irgi iš savo praktikos paminėti, bet mes galime padėti daug kryptingiau, tiksliau ir greičiau padėti susifokusuoti į reikalingas kampanijas organizacijai, būtent tokių duomenų, kokias mes turime pagalbą. Ir žvelgiant iš įmonės vidaus, ir iš sektoriaus perspektyvos, ir iš rinkos. Nes šalia viso to, kas yra svarbu, ką minė Andrius, ir higieniniai faktoriai, ir mes jau kalbėjom, kad yra ir labai svarbus emociniai faktoriai, ypač esant kartų pakankamai plačiam pasiskirstimui darbo rinkoje, mes tikrai galime sakyti, kad daug labiau personalizuotos kampanijos gali gimti duomenų pagalba. Giedrė, kokie būtent duomenys jums labiausiai padeda? Pilnas spektras, manau, kad kuo daugiau ar ne, to tu gali tų išvalgų padaryti, bet ką norėčiau čia paakcentuoti, kad kartais tu, dirbdamas organizacijos viduje, tu nepastebi gal tam tikrų ar ne aspektų, tai tam ir yra ar ne kompetencijos iš išorės, kurios ateina ir tau padeda šiek tiek kitaip į tą patį tyrimą pasižiūrėti, ar ne, savo įžvalgas pateikti, nes tu dažniausiai ar ne užsisuki, sukiesi. Bet vėlgi, ar ne, visur reikia tos kompetencijos, kurią tu turi, ar ne, imti ir tirti ir įsiklausyti, nes tu, būdamas viduje, kartais gali ir nepastebėti. Faktas, kad mano nuomonė visos sveikos organizacijos privalo matuotis, kaip dažnai, tai čia jos turi spręsti, ar ne, bet tas pasimatavimas, kur esu, kaip atrodo rinka, sektorius ir kaip mūsų darbuotojai jaučiasi, tai čia jau yra tikrai sveikų organizacijų higiena. Kas pritraukia būtent į energetiką?
Kas yra svarbu? Kokiems žmonėms tai yra aktualu? Mano nuomonė, kodėl mes ar ne pritraukiam arba ką mes siūlom savo darbuotojams, tai yra unikalumas. Būti čia ir dabar, siūlome įgalinti visas kompetencijas, bandyti, daryti, būti tokioj kūrimo etape ir matyti rezultatą. Tai manau, mūsų darbuotojai tikrai turi tą unikalumą, kurį gali išnaudoti. Živilė, kokie faktoriai kitose srityse, galbūt energetika, sakykime, ne unikalumas, bet ne visur. Pačios įvairiausios juk yra sferos. Aš grįšiu prie Andriaus paminėtų mokymų. Esam tokioj geografiniai platumoje arba net Lietuvoje žmonės apskritai išsiskiria tendencija ir didelių norų mokytis. Tai mokymai kaip tema iš tiesų gali būti vienas iš išskirtinumų arba nebūtinai ir kaip mes tą pamatom. Jeigu mes tyriamės organizacijos vidų, mes žiūrim, kaip mes turim dar atskirą parametrą, kur žmonės ne tik tai pasako, kas jiems yra svarbu, tai tai yra viena dedamoji, kurią mes įsivertinam, kas mūsų žmonėm yra svarbu, ko jie nori daugiau ir kartu pasimatuojam, o kaip mes kaip organizacija tą svarbų elementą šiuo atveju mokymus atliepiam. Turėdami šitą duomenų tašką, mes lygiai tą patį galim pamatyti, kaip mokymų svarba ir išpildymas yra atrodantis sektoriuje ir lygiai taip pat visoje rinkoje. Tai jeigu matom, kad norime prisitraukti darbuotojų iš rinkos ir sektoriaus ir mūsų mokymų vertinimas yra labai aukštas, o sektoriuje ir rinkoje vertinamas atliepiamas prašiau, tai yra tema, kuri gali pavirsti viena iš kampanijos temų, ar ne? Tai vienas iš pavyzdžių, bet lygiai taip pat, jeigu mūsų mokymai yra atliepiami prastai, o situacija rinkoje yra geresnė ir sektorioje geresnė, mums tai yra signalas, kad šitą temą mes norime ir turime susitvarkyti kuo greičiau, nes priešingo atveju mūsų darbuotojai, jeigu jiem tai yra svarbu, bėgs pas konkurentus. Tai kokį elementą nepaimtumėm iš mūsų tyriamųjų, kiekvieną jų tokio palyginimo būdu galima paversti kaip darbdavio įvaizdžio kampanijos dalį. Taip. Andriau, mokymai, šiaip tai skamba visai nuobodžiai ir nebūtinai visi čia puola labai norėti tų mokymų, ar ne, darbuotojus, aš turiu omenyje, ne darbdavius. Ar iš ties, kodėl tai gali būti pranašumas? Aš turėjau omenyje turbūt daugiau ateitį, nes kaip kalbam apie mokymus, žmonės įsivaizduoja, kad mokymai yra profesiniai. Iš tavęs padarys. Bet aš turėjau omenyje... Išmokys dirbti kažką, ar ne konkrečiai? Būtent, ir tu tapsi dar geresnių darbuotojų, bet aš turėjau omenyje turbūt daugiau kaip asmenybės faktorių, kad tu gali ne tik savo srityje būti dar geresniu, kas ten bebūtum, bet tobulėti kaip žmogus. Tai aš matau tiesiog kaip galimybę, kaip neišnaudota, kaip ją suformuluoti, padaryti discipliną, aš šitą nežinau, reiks apie tai pagalvoti, bet aš manyčiau, kad yra toks dalykas. Kaip, aš tikiuosi, kad aš aiškiai kalbu ir jūs suprantate apie ką. Tai ne tik profesinė, bet dar ir kaip žmogaus. Tu gali tobulėti kaip žmogus. Tai norisi paliesti religinę dalį, bet iki religinės nedainant. Bet taip, galima. Tai aš manau, tai bus labai svarbu. Kitaip sakant, moralumas grįž kaip vertybė. Tai toks dalykas bus. Tai būtų gerai, kad įmonės nepamirštų to. Tai didelis kapitalas, manau. Jo, bet jeigu galima įsiterpti, tai mokymai yra, kaip tu didžiausią naudą mokymų gali gauti dirbdamas. Ne? Vedu naują projektą, gaunu naują užduotį, turiu mentorių šalia, matau, kaip patyręs kolega veda vieną kitą procesą, dalyvauju projektinėje veikloje, ar ne? Tai čia yra, manau, kad ta stambiausia dalis suaugti, išmokti kažko naujo, patirti, ar ne, per tą praktiką. Kita yra ten, ar ne, kursai, konferencijos ir panašiai. Bet... Iš esmės savirealizacija, ar ne, tam tikra ugdoma? Tame tarpe, čia aš, jeigu gerai girdžiu irgi apie ką mes kalbam, tai verčiant Andriaus kalbą į tą mūsų personalistų žodyną, tai softas, hardas vadinamieji, neprofesiniai techniniai mokymai ir tada visi tie minkštųjų kompetencijų asmenybės ugdymo mokymai, tai iš tiesų jų turėjimas ir balansas, organizacijai lygiai taip pat gali būti vienu iš konkurencinių pranašumų. Dar kadangi kalbam apie kampanijas arba galimas temas, iš tikrųjų tai, ką mini ir Andrius ir Giedrė, man taip girdisi, kad netgi tos pačios personalizuotos žmogiškos istorijos, nes vieną aš galiu paskaityti skelbime, ateik pas mus,
mus mes čia žadam, duodam mokymų visokių, ar ne, pas mus darbuotojai mokosi ir net ir valandų skaičium per metus galim statistinių rodiklių įdėti, bet va ta tikroji istorija, kaip Giedrė sakys, taip, aš atėjau dirbti į bendrovę Elektrum Lietuva, aš iš tiesų kiekvieną dieną mokaus, prisidedu prie projektų ir tai nėra tik pažadas darbas skelbime kaip pavyzdys. Taip. Tai gerai, ką tie duomenys, pavyzdžiui, leidžia, kokią tą kampaniją galima padaryti, paruošti, sukurti. Živilė, kaip jūs minit, pavyzdžiui, istoriją, ar ne, gal apskritai per konkrečius žmonės labai personalizuotas tas kampanijas, kurias reikėtų galbūt kurti pagal, nežinau, Giedrę, Živilę, Joną, Petrą, Andrių ar dar ką nors ir tada pasakoti tiesiog jo lūpomis, ar kaip tas gali atrodyti, kokios tos, šiandieninės tos įvaizdžio kampanijos galėtų būti, jeigu ne idealus modelis, tai bent jau toks kūrybiškas, naujas, geras ir tinkantis rinkai, šiandienos rinkai, Andriau. Pirmiausia, aš manau, kad gera kampanija neturėtų būti atskirta įvaizdžio, darbdavio įvaizdžio kampanijų nuo brando arba prekinio ženklo, kaip neteisingai traktuojama. Prekinis ženklas yra trademarkas, tai nėra brandas, bet suprantame, apie ką kalbam. Tai turbūt būtų kažkoks tai vienis. Aš manau, brandas neturėtų būti atskirtas ateityje, aš manau, taip ir bus, kad tai bus viena žinia, kažkokia tai viena idėja, kuri imponuoja galima būsimą darbuotoją ir jis dėl to ateina. Bet tu to laikaisi. Tai man taip atrodo, tai neatskiriami dalykai. Nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą, bet kadangi jis hipotetinis, tai labai... Kitaip sakant, nebus patikima, neatrodys patrauklu ir neatrodys tiesa, jeigu, sakykime, tai, kad tu kvieti darbuotoją, visiškai nesutampa su to, kaip tu elgiesi viešai erdvėje, ne? Būtent, labai jūs gerai pakoregavo, tai ačiū už tai. Tai būtent taip. Kaip leidžia to pasiekti, tos galimybės pasimatuoti rinkoje, tai ką mes kalbame, ne? Pavyzdžiui, viena tai yra, kad sutaptų prekės ženklas, bet o kas parodys, sutampa ar nesutampa, kokie faktoriai leidžia tai padaryti? Jeigu kalbėti apie duomenis, tai pirmiausia, aišku, tai yra tie vidiniai organizacijos rodikliai, kuriuos matuojame, tie pati kaita savanoriška, labai yra noras matuoti tą patį rekomendavimo rodiklį, dar vienas iš jų gali būti pakartotinio įdarbinimo, ar ką irgi Giedrė minėjo, tas pats didžiavimosi savo organizaciją kaip darbdavio įvaizdžio, kas neatsietina turbūt ir nuo brando, tai yra dalis rodiklių, kuriuos matuojame ir mes savo tyrimo pagalba. Bet yra šalia organizacijos irgi vidiniai rodikliai ir jeigu kalbėt apie strateginio masto rodiklius, tai juos visus reikia ir apsijungti pradedant kurti palaikančią strategiją ir kampanijas, bet tame tarpe lygiai taip pat svarbu išsiskirti, tai kuriuose srityse mes tikrai fokusuotai dirbsime, kad kurti darbdavio konkurencingumą, kur nešvaistysim laiko, nes šiandien dienai tai nėra aktualu ir neatliepia mūsų strateginių prioritetų. Tai aš sakyčiau, tų rodiklių gali būti labai daug, bet iš to daug labai kviečiu organizacijas išsirinkti tas, kurios yra pačios svarbiausios. Tai čia kalbant apie strateginio konkurencingumo formavimą, o kalbant apie kampanijas, tai ir kampanijom yra tikrai rodiklių, kuriuos gali kiekvienai, ar tai didesnai, ar personalizuotai, sakykime, labiau kompetencijai arba talentam, specifiniam kuriamom kampanijom lygiai taip pat yra rodikliai, kuriuos galima įsivest, pamatyti ir tada jau visą duomenų ir kampanijos efektyvumą pasimatuoti ilgainiui. Tokia mintis, kad duomenys yra svarbu ne tik, kad susikurti ir žinoti, bet pirmiausiai darbdavio įvaizdį reikia susikurti remdamiesi duomenimis viduje. Ir kai tu turėsi viduje stiprų žinojimą, kas mes esam, kokie mes esam, kokia mūsų darbuotojų vertybės ir panašiai, tada tau bus labai paprasta turėti išorinės kampanijas, kalbant apie darbdavio įvaizdį. Ar jūsų tas vidinis toks įvaizdis darbuotojams ir bendrai rinkoje, tai ką mato klientai, kaip jie sutampa, mano, tai apie ką mes kalbėjome, štai ir Andrius, apie ką užsiminėt, kad negali skirtis, ar ne tie du dalykai, ar jie sutampa? Taip, tai yra vienas žodis, kuris mus vienyje, tai yra energija, pozityvi energija. Energija visom prasmėm? Taip, visom. Ar tiesioginė? Visom. Tai iš ties apibendrinant, Andriau, apibendrinkit tą gerąją pavyzdį. Aš nesuprantu, kad nepateiksite su receptu visiems, bet vis dėlto tokie, sakykime, universaliausi patarimai, turint tam tikrus duomenis kaip išeitinius,
kaip galima juos panaudoti, nuo ko pradėti, kas tie pirmi žingsniai, kokią jie naudą gali duoti? Sunku atsakyti, iš tikrųjų, kai kalbam apie kažkokius beveik universalius dalykus, tai geriausia remtis klasikais, net tada išsisuki nuo atsakymų. Tai yra, jei neklystu, Oscar Wilde pasakęs, kad būkit savimi, visos kitos vietos jau užimtos. Tai bandau šitaip nuslys nuo šito atsakymo, tiesiog, nes vis tiek reikia matyti duomenys, reikia žiūrėti, kokia yra situacija, kokie yra terminai. Tai vis dėlto liksiu prie Oscar Wilde atsakymą, aš manau, kad tai gan protinga. Konkrečiai paklausiu, didelis prekybos tinklas ieško darbuotojų, savo darbuotojų, nežinau, kasininkų, sandėlininkų. Taip. Kokia turėtų būti kampanija, kad sutaptų su tuo ženklu, kad būtų šiuolaikiška ir kad būtų patrauklu? Tai visų pirma, reikia žinoti pačio ženklo idėją, ar jie turi tą strategiją. Ir kaip ir minėjau, jeigu takoskyros nėra, tai viskas bus gerai, be jokių problemų. Ir turint duomenis kažkokius, tai įrankiai, kad... Kokie duomenys būtų reikalingi? Taip, patys elementariausi turbūt, kaip ir jų išsilavinimas, jų amžius, atstumas turbūt nuo vietos, kur per kiek laiko atvyktų į darbą, ekspektacijos, ko jie norėtų, nes vis tiek tai svarbus komponentas, kad darbuotojai reikia ilgam periodui, nes verslas, nežinau, gal tiek, vis tiek tai nėra visai mano sritis daugiau brandinimas, tai brand consultancies, galbūt pašnekovės geriau atsakytų. Tai Šiaip labai jūsų sritis brandinimas, čia juk visom prasmėm, ar ne, kaip darbdavio ir kaip... Taip, bet problema, kad pas mus tai labai atsiskyrė dalykai kažkaip, tai kaip ir politikai pas mus truputį viskas kitaip. Kartais nutinka tokie bibliniai nutikimai, nesėkmės, bet mes vis tiek kažkaip stoiškai žiūrim ir toliau darom, kaip darė, nekreipdami dėmesio jokius duomenis. Bet manau, kad keičiasi viskas. Giedra, kaip jums pavyko sulieti tas dvi sritis? Na, jūs labai tvirtai atsakėt taip, vienareikšmiškai. Kodėl, iš kur tas tikrumas ir kaip suderinat? Tai aš vis pirmiausia noriu gal pasidžiaugti, kad mes Lietuvoje turime lietuvišką produktą, Vidmind, ne? Kuris padeda tai padaryti. Padeda tai padaryti teisingai ir tai yra įrankis, tai yra patogus įrankis. Patogus, kuriuo tu gali visaip varijuoti, žiūrėti, pjaustyti ar ne ir matuotis. Tai man smagu, kad Lietuvoje atsiranda lietuviški produktai, kūriniai, kuriais tu gali remtis. Ir kaip mes kalbėjom čia prieš tai, kaip visi sutinkam ar ne, kad be duomenų tai gali ar ne bandyti spręsti iš vėjo gūsio, bet dėja ne, turi remtis duomenimis. Živilė, aš suprantu, kad tas brandinimas va čia ir yra pagal tuos duomenis, kuriuos galima paimti ir yra, kad būtų sutaptų visoms pusėms. Visiškai. Ir aš tikrai dar tęsant tą ir klausydama kolegų, man vis tiek atrodo, išeities taškas, jūs sakot, ar ne, kas tai galėtų būti. Tai visų pirma, tai yra įmonės strategija, ne, tas brandas jau vadinamasis įmonės. Tai pirmiausia, kai pradedama kurti strategiją, įmonė savęs klausia, kur žaisim, kaip laimėsim, ar ne, kas mūsų konkurencinis pranašumas kaip įmonės. O tada, aišku, visų pagalbinių įrankių, kurių gali būti daug naudojamų strateginėse sesijose, ir aš tikrai nepaliausiu kalbėti, kad strateginėse sesijose turi būti aptariamas ir darbdavio konkurencingumo, darbdavio prekinio ženklo stiprumo klausimas, kuris su visais duomenimis mum ir padeda susikurti tuos išeities taškus, tuos rodiklius, tuos sėkmės ir nesėkmės elementus, kurie visapusiškai tada organizacijai ir padeda atsakyti, kur žaisim, kaip laimėsim. Kiek pastangų reikia įmonei tai padaryti? Aš sakyčiau, pirmiausia, reikia noro įmoniai suprasti, kad be duomenų, korektiškų, teisingų, savalaikių duomenų, tada jau tokia biški save apgaulė gaunas, kad vėlgi, jeigu tu jokių duomenų neturi, apie ką kalbėjom, tai tu spėlioji daugiau mažiau, bandai pataikyti, būna kam pasiseka. Su tik vidiniais duomenimis, aišku, jau ta startinė pozicija yra šiek tiek geresnė, bet su įvairia pusiais, tai yra vidiniai sektoriaus rinkos, tai 2 kanalais išorinių duomenų, jau tu turi viską, ko gali reikėti tuo metu.
Ir vėlgi čia nepanacėja, mes kalbam apie tam tikro laikotarpio ir neužsiduoto, kaip ir strategijos kuriamos metam, keliem metam į priekį. Taip ir čia lygiai taip pat darbdavio konkurencingumas turėtų tapti tuo kitu higieniniu faktorium, kai kalbam apie ir kartų įvairovę, ir konkurenciją apskritai, kad sunku prisitraukti, sunku išlaikyti, tai aš sunkiai matau, kaip organizacijos be duomenų galėtų tą daryti kryptingai. Būtent tai užtikrina kitoniškumą, galimybę būti kitokiu, ar ne, ir patraukliu, taip? Tai užtikrina galimybę būti konkurencingu, tai reiškia daryti gerai ir greičiau, negu tai daro konkurentai. Ir būti pastebimu? Visiškai taip. Verslo tribūnos studijoje svečiai Uitmind direktorė Živilė Valeišienė, Elektrum Lietuva personalo vadovė Giedrė Morkūnė ir komunikacijos strategas Andrius Kalandis su mumis buvo. Dėkui Jums ir iki.